Sveiki, esu Gediminas Rezgys, teisininkas. Šiame vaizdo įraše pakomentuosiu dėl teisių atėmimo termino skaičiavimo. Aptariant, kaip skaičiuojamas teisių atėmimo terminas, praktikoje iš esmės vyrauja 3 galimi variantai. Pirmiausia, kaip šis terminas skaičiuojamas vairavus neblaiviam. Antra, kaip jis skaičiuojamas įvykdžius administracinį nurodymą. Ir trečia, tai kaip jis skaičiuojamas, jeigu yra priimtas policijos nutarimas dėl bet kokio kito teisės pažeidimo nei vairavimas neblaiviam. Pirmi 2 atvejai yra gana paprasti ir aiškus. Jeigu vairavote neblaivus, tai policija dar protokolo surašymo dieną į protokolą įrašo, kad jums teisė vairuoti jau yra sustabdyta. Tai yra, teisės vairuoti netenkate nuo protokolo surašymo dienos ir nepriklausomai nuo to, ką jūs bedarytumėte tokioje byloje, teisių atėmimo terminas yra besiskaičiuojantis. Pavyzdžiui, net jeigu po policijos nutarimo priėmimo skundžiate policijos nutarimą teismui, visos teisminės bylos nagrinėjimo metu teisių atėmimo terminas skaičiuojasi ir jis niekaip nenusikelia. Žinoma, visą tą laiką jūs jau neturite teisės vairuoti. Toliau administracinio nurodymo įvykdymo atvejais. Jeigu administracinis nurodymas įvykdomas per nustatytą terminą, tai yra sumokama policijos pasiūlyta sumokėti baudą, teisės vairuoti netenkate kitą dieną po to, kurią sumokėta bauda. Taigi jau sekančią dieną prasideda skaičiuotis teisių atėmimo terminas. Na ir trečias teisių atėmimo skaičiavimo atvejis yra tai, kai policija priima nutarimą. Jis gali būti priimtas tiek bendra tvarka, kai administracinis nurodomas nesurašomas, tiek neįvykdžius administracinio nurodymo. Bet kuriuo atveju nekalbu apie nutarimą byloje dėl vairavimo neblaiviam. Taigi, jeigu yra priimtas nutarimas, teisių atėmimo terminas prasideda skaičiuotis nuo tada, kada įsiteisėja policijos nutarimas. Pagal įstatymą policijos nutarimas įsiteisėja tuo atveju, jeigu per jo apskundimo terminą, šiuo metu tai 20 dienų, kalendorinių beje, nedarbo, nėra paduodamas skundas. Vadinasi, jeigu policijos nutarimo neapskundžiate, teisių atėmimas prasideda skaičiuotis praėjusiai 20 dienų nuo tada, kada priimamas policijos nutarimas. Tačiau jeigu skundas dėl policijos nutarimo paduodamas, nutarimas neįsiteisėja, o tai reiškia, kad tuo pačiu neprasideda skaičiuotis teisės vairuoti atėmimo terminas. Jis nesiskaičiuoja visų bylos nagrinėjimo teisme metu ir prasideda skaičiuotis tik tada, kada įsiteisėja teismo nutartis dėl jūsų skundo. Kitaip tariant, pirmiausia, byloje turi būti priimta teismo nutartis, antra, įsiteisėti ir ji pati. Teismo nutartis įsiteisėja iš esmės tokia pat tvarka kaip ir policijos nutarimas. Tai yra, jeigu nėra paduodamas skundas per apskundimo terminą. Teismo nutartis gali būti skundžiama per 20 dienų, ją galite skųsti tiek jūs, tiek policija. Jeigu skundo niekas nepaduoda, tai teismo nutartis įsiteisėja praėjus 20 dienų nuo jos priėmimo, o tuo pačiu įsiteisėja ir policijos nutarimas, nuo kada ir prasideda skaičiuotis teisių atėmimo terminas. Būtent tada laikoma, kad netekote teisės vairuoti. Tačiau jeigu skundas dėl teismo nutarties yra paduodamas, ji neįsiteisėja tol, kol skundo neišnagrinėja apeliacinės instancijos teismas. Apeliacijoje išnagrinėjus skundą ir priėmus dėl to nutartį, ši nutartis įsigalioja jau nuo jos priėmimo dienos ir nebėra skundžiama. Taigi, jeigu vyksta apeliacinis procesas, policijos nutarimo ir pirmosios instancijos teismo nutarties įsiteisėjimo momentas šiek tiek nusikelia, įprastai tai būna apytiksliai mėnesis laiko. Visa tai reiškia, kad jeigu ketinate skųsti policijos nutarimą teismui ir jeigu teisme išnagrinėjus bylą teisės vairuoti atėmimo jums kiek nors liks, tai toks teisės vairuoti atėmimo termino skaičiavimas nusikels bent porą mėnesių į priekį. Tai yra tol, kol visiškai užsibaigs teisminis procesas. Tai kai kuriems klientams būna pakankamai aktualu tokia aplinkybė, kai kuriems vien tai, kaip sakant, panaikina norą skųstis teisme, kitiems klientams tai kaip tik neaktualu, jie neižvelgia pagrindo atsisakyti kreiptis į teismą. Tai leidžia spręsti iš tikrųjų, kad šis klausimas yra individualus ir sprendžiamas kiekvienu atveju atskirai, pasveriant visus pliusus ir minusus.
Taigi apibendrintai vairavus neblaiviam teisių atėmimas skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos, įvykdžius administracinį nurodymą kitą dieną po baudos sumokėjimo, o jeigu visais kitais atvejais priimamas policijos nutarimas, tai teisių atėmimas skaičiuojamas tik nuo tada, kada įsiteisėja priimtas nutarimas.